Štai kokia avarija įvyko Rastėnėnuose rytą. Tesla pasikabino ant tvoros, ant vandentiekio vamzdžio. Čia yra sodai, Pakonių gatvė Rastėnėnuose. Atplėkė štai Tesla taip. Išlaužė tvorą. Ir štai taip pakibo. Na ir po avarijos, avarija įvyko šiek tiek prieš 10 valandą ryto. Pranešta jau po avarijos maždaug praėjus pusvalandžiui, kad Tesla buvo pavogta. Važiavo ir policijos pareigūnai. Aiškinasi, kasgi čia iš tiesų nutiko. Tas vairavęs asmuo pirminiais duomenimis pabėgo. Atėjo savininkas Teslos. Turėtų matyti per policijos tyrimą paaiškėti, kokiom aplinkybėm tas automobilis buvo įjungtas variklis ir važiavo. Na, štai kaip. Čia eibių pridaryta, išlaužyta gyvatvorė, tvora išlaužta, stulpeliai. Žmonių sodyboje nebuvo, kai vyko avarija, jie ir nematė, kas čia prie vairo galbūt sėdėjo. Tas žmogus atseit paspruko. Na ir aiškėja, kad čia net buvo kelios tokios avarijos Pakonių gatvėje. Pirma maždaug už 100 metrų, štai ten už posūkio irgi tvorą atsitrenkė, bet palyginti nesmarkiai. Ta Tesla išvertė tvorelę ten, atsitrenkė į garažą metalinį. O jau už 100 metrų posūkyje štai va tai va. Smarkiai gan išlaužė viską, tujas, tvorą. Na ir vairuotojas atseit paspruko. Čia atvažiavęs policijos tyrėjas surinko kvapų pavyzdžius, pirštų atspaudus. Turėtų tai padėti nustatyti, kasgi iš tiesų vairavo štai šią Tesla. Ir bus matyti surastas vis dėlto vairavęs asmuo. Kokiom aplinkybėm ta mašina buvo pavogta, pagrobta. Turėtų paaiškėti šiek tiek vėliau. Na, jinai pavogta už kelių šimtų metrų, ne taip ir toli. Iki kilometro nuo tos vietos iki čia, kur jau įvyko avarija. Ne, pasisekė, kad čia žmonių praeivių nekliudė. Aišku, greitis matyt buvo labai didelis ir ko gero būtų labai čia liūdnai pasibaigę viskas.